Ką prieniečiai mano apie artėjantį šildymo sezoną ir ar tikisi mažesnių kainų? Ar žinote, kad Prienuose yra brangiausias šildymas? Taip. Artėja šildymo sezonas, galbūt tikitės kažkokių permainų? Tikrai ne. Kodėl nesitikite? Todėl, kad tos pačios organizacijos dirba, tie patys žmonės ir manau, kad šis laikais brangsta dujoms iš tikrųjų labai sunku kažką padaryti. Neseniai vyko piketas prie savivaldybės šioje aikštėje. Žmonės prašė valdžios atkreipti dėmesį į tai, kad šildymas brangiausias, atpiginti. Galbūt manote, kad tai duos kažkokią naudą? Gal ir duos kažkokią naudą. Mūsų namo, pavyzdžiui, žmonės nusprendė izoliuoti vamzdžius Rusijai. Gal dar kažkokių priemonių kažkas imsis ir tai tikiuosi kažkiek gal leis pigiau mokėti už šildymą. Ar teisingai žmonės elgiasi piketuodami? Tai kraštutinė priemonė, bet matyti jie galvoja, kad kitaip nieko pakeisti negali. Apie atsijungimą nuo centrinio šildymo? Neturiu galimybės atsijungti aš savo gyvenamoje vietoje nuo bendros sistemos. Kaip manot, galbūt turėtų būti suteikiama proga žmonėms atsijungti? Aš manau, kad jeigu būtų galimybė, kad daug kas bandytų, bet nuo tų... Bet ar reikėtų, kad atsirastų? Sunku atsijungti yra. Ar reikėtų tos galimybės? Taip, būtų labai gerai, jeigu būtų tokia galimybė. Atsijungti arba tiesiog kiekvieną butą atskirai. Skaitliuką pasistatyti, kiekvienas butas atskirai naudotų energiją. Dar vienas klausimas apie šiukšlės. Vis dažniau yra svarstomos rūšiavimo problemos. Prienuose žmonės skundžiasi, kad yra labai brangus mokesčiai už šiukšlių išvežimą. Kiek jūs per mėnesį mokate už tai? Žinau, kad čia priklauso nuo kvadratūros, tai iš tikrųjų mano šeima nedaug moka, žinau, palyginus nedaug. Ar teisinga, kad mokesčiai skaičiuojami pagal plotą, o ne pagal gyventojų skaičių name? Tai tikrai neteisingai, nes vis labiau šiukšlina žmonės, o ne kvadratūra šiukšlina. Artėja šildymo sezonas, ar tikitės, kad šiais metais atpigs mokesčiai už šildymą? Nemanau. Kiek į mėnesį mokėjote pernai už šildymą? Apie 400. Ar manote, kad turėtų atpigti ir kokia būtų ta kaina? Kokios norėtumėte kainos? Žinoma, mažesnės. Artėja šildymo sezonas. Dabar labai diskutuotinas klausimas. Galbūt tikitės, kad atpigs šildymo kaina? Be šansų. Kodėl? Pas mus niekas nepinga. Kokia turėtų būti kaina, kad jūs tenkintų? Už šildymą? Kiek norėtumėte mokėti per mėnesį už šildymą? Pusę tiek, kiek dabar mokam. Ar teisingai žmonės elgiasi piketuodami? Ne, tai kad piketuoja, tai gerai, bet aš manau, kad tas balsas toli nenueis. Aišku, kad nieko nedarysim, aišku, tas irgi nieko neduos, bet kad žmonės po truputį juda, aš manau, kad turės pajudėti kažkas. Ar teisinga tai, kad mokestis už šiukšlių išvežimą skaičiuojamas pagal plotą, o ne pagal gyventojų skaičių? Aš manau, kad tai neteisinga. Kodėl? Nes, pavyzdžiui, žmonės gyventi gali ir dviese, dideliam name, ir mokėti velnišką sumą, o ne. O netgi didelė šeima gali ir gyventi, 10 žmonių gali gyventi vieno kambario bute ir šiukšlių bus atitinkamas kiekis. Koks tavo požiūris į tai, kad mokestis už šiukšlių išvežimą yra skaičiuojamas pagal plotą, o ne pagal gyventojų skaičių? Tai yra beprasmiška kažkokia nesąmonė. Kodėl? Ką žinau, tai žmonės, nuo žmonių priklauso, kiek šiukšlių išmeta, o ne nuo plotų, kuriame tu gyveni. Ar reikėtų tai keisti ir ką siūlytum? Taip reikėtų keisti. Koks tavo pasiūlymas? Kad nuo žmonių skaičiaus priklausytų mokestis, o ne nuo kvadratinių metrų. Artėja šildymo sezonas, ar tikitės kainų sumažėjimo? Ne. Kodėl nesitikite? Verslas. Koks verslas? Koks verslas? Iš visko verslas daromas. Ir iš tuo pačiu ir iš šitos šildymo kainos. Pasvajokime šiek tiek, kokia tiksliai būtų kaina, kokią norėtumėt mokėti į mėnesį kainą už šildymą? Aš gyvenu 3 kambarių bute, žinokit, žiauriai daug moku. Kiek norėtumėte mokėti? Iki 200 šalčių metu. Tai galima dar iš sumokėti. Bet kaip dar ateina virš 5, tai jau žinokit,
Žiauru. Neseniai žmonės piketavo šiuo klausimu, prašė valdžios atkreipti dėmesį. Ar manote, tai bus naudinga, ar atkreips dėmesį? Nelabai tikiuosi. Ar teisingai žmonės elgiasi? Reikia kažką daryti, bet kad nieks nedaro išvadų. Nesiklauso paprasčiausia. Aišku, kad ne. Labai brangu viskas. Kiek mokate? Ir kiek tiksliai norėtumėte mokėti? Kokia būtų didelė kaina? Mes norim visi, kad būtų viskas pigiau. O idealios kainos, tai ką, žinau, čia nuo valstybės priklauso, kaip čia tie mokesčiai. Ar tikitės kažkokių permainų? Galbūt atpigs kainos? Čia nėra ko tikėti. Niekas čia neatpigs, čia visi tik brangina. Apie atpigimą jokios kalbos. Jau Prienuose tai tikrai nesitikiu. Prienuose jau visi taip sako, kad čia Prienuose iš viso yra brangiausia, žinokit, bet tikiuosi, gal atpigs. Neseniai žmonės piketavo prie savivaldybės, prašė valdžios atkreipti dėmesį. Aš nebuvau, tada aš buvau kaip tik poliklinika. Ar žinote apie tai? Tai pasakojo, kad buvo, bet aš nežinau, ką nusprendė, kaip ten iš tikrųjų bus. O kaip manote, ar bus naudinga? Tai savaime aišku, kad bus naudinga, ką čia kalbėti. Kokios kainos tikitės, kiek norėtumėte tiksliai mokėti už šildymą? Nu, aš negaliu pasakyti, aš jau pensininkė, man dar kompensuoja, žinokit, va. Bet aš negaliu dabar, jau aš nebeprisimenu, kiek čia mokėdavo, mes mokėdavom praeitą žiemą, po kiek tenai. Tikiuosi, žodžiu, kad bus pigiau, nes vis tiek yra brangu, kaip ir pensininkė, vaistų daug labai perku, tai čia man tik lieka ant košės jau, žinokit. Ar jūs tenkina dabartinės kainos už šildymą? Nu kurgi, ne. Neseniai žmonės piketavo prie savivaldybės ir prašė valdžios atkreipti dėmesį į tai. Ar tikitės kažkokių permainų, galbūt tai padės? Ne, nesitikiu. Kodėl nesitikiu? Seniai šneka, bet eina viskas tik brangin. Kokia kaina jūs tenkintų? Nu, mažesnė, aišku. Kiek būtent norėtumėte per mėnesį mokėti už šildymą? Nu, kokia 150. Tai jūs praradusi ir galbūt tikitės, kad valdžia atkreips į tai dėmesį ir atpigs vis dėlto kainos? Nu, būtų gerai. Dabar daug šnekų tokių yra gerų. Būtų gerai, kad jos įsipildytų.